Sveiki. Šį kartą gal pabandysime pakalbėti apie tai, kaip sužinoti savo kietojo disko arba kietųjų diskų stovį, kiek jie yra tvarkingi ar negendantis ar sugedę. Kaip tai žinoti? Daleiskai mes pastebėjom, kad ilgai atsidarinėja papkės arba programos, sakykime, arba nei iš šio, nei iš to sistema pakimba, gliukina, arba išklenda mėlynas, kaip vadinamas, mirties ekranas su daug visokių įrašų, o gal iš viso negalime įdiegti operacinės sistemos, aišku, tada iš viso reikėtų susirūpinti. Kaip dabar tą viską žinoti? Tam dalykui aš naudoju programą Crystal Disk Info. Nešiojama versija yra ir diegiama versija, paguglinus internete iš tikrųjų galima rasti ir pasisiųsti diegiamą, jeigu kam, arba nešiojama programos versija. Man geriau patinka nešiojama programos versija, dėl to, kad galbūt neskaitau, kad tai reikėtų diegti šią programą į patį kompiuterį, nes iš tikrųjų tai nėra dažnai naudojama programa. Atsidarysiu kompiuterį, parodysiu, kad, sakykime, šiame kompiuteryje yra, kaip paprastai CD diskai, plus yra prijungtas nešiojamas diskas, Toshiba, kuris yra ne visiškai tvarkingas, ir pabandysime pažiūrėti, kaip tas viskas, sakykime, atrodo. Na, kągi, pabandysime pasileisti programą. Pasileidžiame programą Crystal Disk Info. Kaip matome, programa atsidarė. Matome, sakykime, pirmame punkte, ar kaip pasakyti, pagrindinis kompiuterio diskas, kur yra CD2 diskai. Na ir yra G diskas, kuris, kaip sakiau, yra prijungtas Toshiba diskas. Ir jisai yra geltonas, matome, kad tai yra. Pasižiūrėsime taip toliau. Ar ne, daleiskim, matome informaciją, kad tai gerai, temperatūrą matome ir matome visas mėlynus, sakykime, tokius kaip žymeklius, burbuliukus, kad tai baginių sektorių diske nėra. Norėdami pasižiūrėti antrą diską, matome, kad jau yra perspėjimas, kad yra 5 pozicijoje, yra blogų sektorių dėl nuskaitimo, pervadinimo disko, kaip pasakyti. Galų gale aš dar galiu netgi, turi keletą kalbų, gal kam bus, lietuvių nėra, aišku, yra rusų kalba. Ir galima matyti, matome, iš tikrųjų, kad yra perspėjimas, kad tai diskas nėra tvarkingas. Šiuo atveju tikrai reikėtų susirūpinti, nes kiekvienas kompiuteryje laikome daugiau mažiau svarbius failus arba nelabai svarbius, tai kad neprarasti, sakykime, vertingų duomenų, galbūt reikėtų pagalvoti, kur išsaugoti tos duomenis. Gal turime kažkokią tai išorinę laikmeną, nežinau, kur galima būtų nusikopijuoti, ar galų galiai kompaktus surašyti svarbią informaciją, kurią tikrai būtų skaudu prarasti. Taip, kad reikėtų tuo pasirūpinti. Yra programų, kurios ištaiso, sakykime, programinius registro pakitimus, nesklandumus arba gedimus, sakykime, ištaiso. Bet aš nepatarčiau, kad jau žaisti šitų dalykų, nes jeigu jau nėra gerai, tai pyragų ir nebus. Na, aišku, jeigu yra mechaniniai disko pažeidimai, jau nieko nepadarysime. Iš tikrųjų reikėtų pasirūpinti, kad nusipirkti kietąjį diską ir jį pasikeisti. Pabandžius išsaugoti savo svarbią informaciją, kad paskiau netektų graužti nagų iki alkūnų. Taip, kad dėl šito gal būtų tiek, sakykime, pasižiūrėti informaciją, šitos programėlės tikrai pilnai gana, kad žinoti savo diskų stovį, kaip matome. Taip, kad daug gal aš nesiplėsiu šiame filmuke, nes iš tikrųjų tai būtų svarbu ir reikėtų žinoti savo kietojo arba kietųjų diskų stovį, kaip matome.
Gali būti šitų pažeidimų ir daugiau. Nu, sakau, čia reikia žiūrėti kiekvienam individualiai, nes kiekvieno diskas, kiek mes naudojam, daleiskim, jisai naujesnis ir senesnis, nes būna netgi, ir taip pasakysiu, kad, sakykime, nusipirkus kompą, jau diskas būna, sakykime, mitiniai pažeidimai. Kodėl aš taip šneku? Todėl, kad man pačiam taip buvo. Taip buvo. Po mėnesio naudojimo kompiuterio diskas užsilenkė ir buvo viskas. Teko jį tvarkyti. Vat. Taip, kad gal šiam kartui tiek. Linkėčiau parsisiųsti programėlę Crystal Disk Info, ją įsidiegti, kam kokia versija patinka, ar diegiama versija, ar nešiojama versija, kaip šiuo atveju aš naudoju. Pilnai visus diskus nuskaitys. Ir viskas turėtų būti gerai. Galų gale tikrai reikėtų žinoti savo diskų arba kietųjų diskų stovį. Taip, kad kol kas tiek. Viso gero. Sėkmės.